Kaip gražiai pasakei, net ir aš taip nebūčiau sugalvojęs. Švytinti meilę jo širdis vėl atgims iš baltosios mirties. Tų unikalinių pakartojimą Marcė. Marcė į paskutinius Vydūno žodžius nekreipė dėmesio. Kaip jau sakiau, kai Rastą pastatė vertikaliai, iškart gimė tokia mintis. Kai pagalbininkai išėjo, likau tik su ąžuolu. Vaikščiojau aplink jį, glosčiau, kalbėjau jam ir klausiau bei klausiau. Apėjusi kelis ratus apie medį, užlipau kopėtėlėmis viršun žvilgtelėti į jo vidų. Mane apėmė labai keistas jausmas. Nebuvau nieko jautus iki šio momento. Priglaudžiau delną. Akimirksniu pajutau jo gyvastį, jo susimasto. Ne tik šio konkretaus medžio, bet visų medžių gyvastį. Lyg žinočiau jų pradžią, iš kur jie atkeliavę, dėl ko jie čia ir kur link visą tai veda. Lyg būčiau įsiurbta į medžio istoriją, į jų pačių gyvenimą, į juos pačius, į jų vidų. Marcė atsisėda kaip Vydūnas, sukryžiuoja kojas, atsisuka į jį. Kas jeigu mes žmonės, kadaise nebuvome žmonės, nors jau buvome čia šiame žemės kampelyje? Neturime pėdų, kuriomis galėtume vaikščioti jūros pakrantę ir įspausti pėdsakus. Neturėjome ausų, kuriomis galėjome klausytis jos ošimo. Neturėjome nosies, kurią galėjome užuosti jūros kvapą, nes tada kažkada kadaise žemėje beveik nebuvo sausumos, buvo tik vandenynai, jūros, ežerai ir upės. Jie užliedavo tos mažyčių žemės lopinėlius per pirmąjį saulės ir mėnulio susiliejimą, šviesų susijungimą. Ir kiekviename žemynė, kurie viso labo buvo tik mažytė salelė su didžiuliais medžiais, siekdavusiais veik dangaus skliautą. Jie keliaudavo vieni su kitais susitikti. O tie medžiai buvome mes patys, žmonės. Šaknimis remdavomės į gelmes, dugnus, o šakomis vaikydavome lietaus debesis. Tik taip nelyjant, šaknimis siurbiant į kamieną vandenis po 1000 sezonų iškilo 4 žemynai, tokie kokie šiandien yra. Mes būdami medžiais paruošėm savo guolį, it lopšį šią planetą, kad virstume žmonėmis. Ji nutyla. Pauzė. Nusišypso. Šis prisilietimas prie ąžuolo rievio lyg kosminių bangų mane nubloškė į neįsivaizduojamus laikus. Gal vis dar taip yra. Vieni likome tokie, kiti vis dar yra medžiai, gigantiški milžinai. Kai nieks nemato, tai yra mes, jie juda laisva valia ir judina vandenis bangomis. Net kalnų krištolo kubai tokios informacijos neturi, kurią gavau iš ąžuolo. Tai rodo, kad medžiai yra daug senesnių už šią planetą. Įdomu, iš kur jie atkeliavo. Žinoma, jie skiriasi savo išvaizdą nuo pirminio savo protėvio. Kągi. Marcė atsistoja, nueina prie židinio. Įmeta kelis medienos gabaliukus. Ugnis įsiliepsnoja. Uždaro dureles. Grįžta prie Vydūno, bet jau nesėda. Stovi šalia jo. Vis dar glostančio Marcės kūrinį. Abu tyli, mėgaujasi vienas kito draugija buvimu, klausosi degančios ugnies skambesio, traška. Vienas medis liepsnoja, virsta pelenais ir dūmais, kad sušildytų žmogaus kūnelį. Beplaukiai, be kailį, plonyte odele padengtus raumenis, kaulus, kitas kūno dalis. O kitas medis nuvirsta vėjui paliepus, kad išsaugotų, skleistų kosminių bangų, jau sumedėjusių, virpesius jiems, kitiems iš ateities. Marcė atsisuka į langų pusę. Žiūrėk, sninga.